Taigi sveiki visi ir šiandien kalbėsiu apie Geimoną, kuriame buvau prieš 5 dienas, sekmadienį, spalio 30 dieną. Taigi, jeigu nežinojote, aš buvau ir praeitų metų Geimone. Šių metų Geimonas daug kartų geresnis. Ir dabar papasakosiu, kaip man sekėsi. Taigi, atėjau Geimoną kokią 10 val. Ryto. Eilė buvo, bet ne tokia didelė. Per pusvalandį gal nuėjau. Geimone, kaip ir praeitais metais, buvo daug įvairių konsolių. Buvo 2 retro zonas, aš labai, ką žinau, negaliu pasakyti, kad ant tiek daug laiko praleidau retro zonose, bet praleidau pakankamai laiko, žaisdamas ten įvairiom konsoliam. Žaidžiau su Atari 2600, su Saturnu, ten su pistoletais šaudimo žaidimas, ten su PlayStation 1, potom su Zilitonu, su Mega Drive'u. Tai linksmai pasižaidžiau dar su senais kompiuteriais. Buvo dar arkeidų, pažaidžiau su arkeidais. Va čia matot vienos retro zonos vietą. Spinta, kurioje buvo įvairios konsolės ir žaidimai sudėti, labai įdomi buvo. Va čia daug PS4 konsolių, jo, vyravo tiesiog PS4 konsolės ir VR. Deja, VR neišbandžiau, bet PS4 irgi pakankamai daug pažaidžiau. Buvo dar azijietiškų prekių skirelis, kuriame nusipirkau korėjietiškų užpilamų makaronų už 2,5 eurų, kurie buvo labai aštrus. Čia vėl matote konsolę Atari 2600, žaidžiau Donkey Kongą ir iš tiesų su tuo pulteliu labai sunku valdyti, negalvojau, kad taip sunku, negalvojau, kad jis taip mažai suksis į šonus ir priekį atgal. Tai neperėjau net pirmo lygio, dėja. Čia padariau savo amžiną nuotrauką, kurią įdėjau ant savo profilio viršelį pakeisdamas prieš tai buvusią nuotrauką retrostą. Tai va, kelias versijas padariau šitos nuotraukos, tai pasirinkau geriausiai. Tas kaip ir raištis, neraištis, ten buvo popieriaus gabalas suklijuotas. Ten užrašiau tą patį, kas buvo ir ant mano praeito paveikslėlio retrosto, ant to žmogaus, kas buvo užrašyta. Tai tą patį užrašiau ir savo akinį susidėjau labai stiliovus, kad pridėčiau kažkiek prie tos nuotraukos. Geimone pačiam buvau gal 5 valandas. Praėjau pro viską gal kelis kartus, bet ką aš galiu pasakyti baigdamas. Šis Geimonas buvo daug kartų geresnis už praeitą, buvo daug daugiau vietos, man atrodo daug daugiau žmonių net, bet mažesnės eilės, daug daugiau įvairių eksponatų, žaidimų, konsolių. Aš tikiu, kad bus dar geriau kitais metais, bet nežinau kada kitais metais, kurioj vietoj kitais metais vyks. Taigi čia toks mano trumpas video, kaip ir nežinau, ar labai ryškiai kalbėjau apie Geimoną, bet tiesiog norėjau papasakoti trumpai apie mano Geimono patirtį. Iš pačio Geimono nieko nenusipirkau, be tų užpilamų makaronų, bet aš suradau savo Famicomą originalą per eBay'ų ir jis jau man pradėtas siųsti, tai jį turėsiu po kokių 3 savaičių. Tai laukite mano pirkinių serijos po kokio mėnesio, kurioje bus daug dalykų. Taigi, iki kito karto. Ate.